Šioje pamokoje pasimokinsime, kaip išsirašyti sąskaitą savo patiems ir užregistruoti pajamas natūrą bei mokesčius susijusius su pajamom natūra. Taigi pradėkime nuo to, kad ką mes darome, mes apskaitoje ateiname į sąskaitų planą ir užbalansinėje sąskaitoje mes susikūrėme 3 sąskaitas. 900, tai yra skola kliento, 901 pajamas natūra ir 903 bankui, kadangi mums reikės likviduoti tą sąskaitą, kad jinai yra apmokėta ir kad jinai mums nesimaišytų. Antroje eilėje jums reikės susikurti produktą. Produktą tai yra pajamos natūra, jinai yra paslauga, nusirodyti pardavimo PVM ir nusirodyti kainą, jeigu to reikia, bei apskaitoje nurodyti, kad pajamų sąskaita bus 901 pajamos natūra. Trečioje eilėje jums reikės susikurti klientą, tai yra savo įmonę, mano UAB, ir šitoje įmonėje apskaitoje nurodyti debitorių sąskaitą 900. Tai yra mes čia registruosime skolą. Taigi grįžtame atgal ir dabar išsirašome savo sąskaitą faktūrą. Spaudžiame sukurti mano UAB, pasirinkam mano įmonę, pridedame eilutę, pasirenkam produktą pajamos natūra. Kaip matote, įkrito 901 iš karto, nurodome kainą 38,80. Jums sistema iš karto paskaičiavo 8,15 € ir padarė štai tokius 3 įrašus. Tai yra pajamos natūra 38, PVM priskaitė 8,15 ir padėjęs kliento skolą 46,95. Ir mes šitą sąskaitą patvirtiname. Dabar mums reikia užregistruoti mokėjimą, nes sąskaita, kaip matote, sąskaitos būsena yra neapmokėta, tai kad jinai mums nesimaišytų, mes spaudžiame užregistruoti mokėjimą, pasirenkame bankas, privaičių poreikių apmokėjimas, užregistruojam, kad mokam visą sumą ir spaudžiame sukurti. Ką sistema banko atveju padaro? Jeigu peržiūrėsime, tai sistema banko atveju padaro bankas likvidacijai, tai yra uždaro banko sąskaitą ir uždaro skolą klientą. Tai tiek. Dėkoju Jums.